įvykių daug, susitikimas Trumpo ir Zelenskio įvyko turbūt pagal Trumpo planą, pasakyčiau taip. Jis moka tą žaidimą žaisti, bet kiek suprantu ir Zelenskis suprato, kaip su juo žaisti, bus įdomu. Kol kas čia bandoma eskaluoti tai, kad čia jau viskas prarasta, viskas baigta, Ukrainai nepadės, čia nutrauks paramą. Dar kartą sakau, nereikia skaitytų manipuliacinių straipsnių, nes visi dirbam tam, kad klikus pasiektų. Tai šitoj vietoj aš nesakyčiau, kad dar viskas prarasta, kad čia dar tik tai žaidimo pradžia, kurio taisyklės yra aiškios, diktuoja JAV. Ukraina bando taikytis prie jų, bet parodyti ir savo kiaušus, kaip sakant. Taip, šiam momentui Zelenskis yra malačius, kaip jūs ten jį bevadinsit, kam nepatinka, man, sakau, antrą kartą parodė, kad jis gali suvaldyti situaciją ir nepasiduoti. Nebus skuduras po kažkieno kojam. Čia yra, užskaitau tai, ką padarė, tikrai užskaitau, dėrybose, mes žinom, kaip Trumpas mėgsta dėrėtis, tai yra New Yorko berniukas, atėjau, kainą mušu ir tada pasiekiu rezultatą. Čia Trumpo taktika yra daug kur tą naudota ir visi tai žino ir matomai jis užsižaidė, kitaip tariant. O kas matom, kas dedasi viešumoje, tai Zelenskis Europoje sutiktas kaip didvyris. To ir užtenka. Britanija sutiko prafinansuoti ten 3 milijardus kredito duoti. Italijoje šaukiamas neeilinis samitas. Italija šaukia neeilinį samitą. Nenustebkit, kad ir Trumpas bus ten prijungtas. Ir įvyks kažkas daugiau, negu galite įsivaizduoti. Sakau, čia dar kol kas nepraloštas karas. Ginklai juda, niekas nesustojo, kad jisai rėkia, nieko tokio. Pažiūrėkit, kongresas jau ir tas rėkia prieš Trumpą. Viskas, šitoj vietoje kaip ir aišku. Tai va, dar kartą dėkui, kad stebit kanalą, remiat, prenumeruojat, turiu minį remiat per like, rašot komentarus, tikrai daug komentarų, įdomių yra komentarų, šiandien nežinau, ar spėsiu atsakyti kelius, bet iš tikrųjų man ten užsiminė keletas, jeigu spėsiu rasti telefone, nes tikrai nesiruošiu atsakinėti komentarus, dabar tik prisimenu, kad yra komentarai įdomus, tai va, pasižiūrėsiu, jeigu spėsiu, atsakysiu. Remiat per Contribui, taip pat dėkui. Taip, gyvenu gerai, bet tikrai ne iš Contribui. Galit patys pažiūrėti, kiek yra rėmėjai, ten atrodo 26, į mėnesį 150 eurų surenkama. Tai yra tik tai sumokėt mokesčiam už programinę įrangą, nu ir kūrui galbūt išeina pasidengti. Tai nejuokinkit vatnykai, kad aš iš to gyvenu. Gyvenu aš visai iš kitų dalykų. Tai yra mano verslas, turiu verslą, ne vieną verslą, už tai galiu sau leisti daug. Taip, sustambėjau per 3 metus, nu ir ką, bet nueinu toli su pilna ekipuotė ir aš nesuku galvos. Man bėgti 15 km mano amžiuje, 3 km per 9 minutės nereikia mano amžiuje, man užtenka ir per 20 nueiti. Ir tai yra gerai, nes jūs ir tiek nenueisit, nepakelsit savo užpakalio nuo sofo. Per daug ir taip dėmesio aš jums čia skiriu. Tai va, grįžtant šiek tiek prie vėlgi prisiminimų, kas kart sakiau, kažką papasakosiu įdomaus. Kai ir sakiau, kad mes pradėjom daryti evakuacijas, tai pirmoji evakuacija buvo vasario 28, aš išvažiavau į Charkovą evakuoti vaikų, iš neįgalių vaikų namų, tai yra vaikai su silpna rega. Tai gavos tai, kad nereikėjo būtų važiuoti, nes mes daugiau užsiėmėm koordinaciniais veiksmais, surasti vietoj transportą, kad išvežtų ir taip toliau. Tai įsivaizduokit, kad tuo metu transportas kainavo 10 000 eurų iš Charkovo į Lvovą. Tai yra 22 metų vasario 29 diena, kovo 1 diena, 28 aš išvažiavau. Tai įsivaizduokit, kaip tai reikėjo viską organizuoti, nes finansų reikėjo, visko reikėjo. Taip, visa komanda padarė savo darbą. Mes tokiom kainom padarėm 5 reisus. Toliau jau nereikėjo mokėti, radom kitus būdus, bet tuo metu taip kažkas bandė iš karo uždirbti. Tai yra normalus dalykas. Bet mes pasiekėm savo, evakuavom. Daug įdomių dalykų buvo, evakuacijų įvairių, ta prasme žmonės įsivaizdavo, kad mes atvažiuosim su mašinom iki namų, išvešim,
Ne. Evakuacija yra koordinacinis centras praktiškai. Kadangi tai neįmanoma visų išvežti ir tokios masės, jeigu tu pradėsi surinkinėti, važiuoti su mašinom ir taip toliau. Tai yra paskambini, išsiaiškini kokią situaciją, gali eiti, negali eiti patys, turi transportą, gali važiuoti, kuro yra, nėra mašinoj. Jeigu nėra, žinom, kur galima užpilti, nusiųsdavom į mūsų degalinę sutartą, ten apmokėdavom, jie išvažiuodavo. Tai buvo viena iš evakuacijos dalių. Toliau, kas negalėjo išvažiuoti, susirinkdavo susirinkimo taške, į ten atvažiuodavo autobusas, apsauga, su kuria aš dirbau, grupė, tiksliau organizavo apsaugą Charkovą pirmom dienom tų konvojų ir duodavo informaciją, kas vyksta Charkove, kada galima važiuoti, kada negalima važiuoti. Tai aš su jie dirbęs per Širokino operaciją buvau, komandos vadui dėkui, šaukinys Našuvik, tai ir tikrai atitinka peilininkas, jis peilių kovų meistras, ta prasme, treneris. Aš prieš 2 mėnesius dingo jo sūnus kovoje. Gaila, bet žmogus toliau tęsia kovą, moko karius, savyginos, moka ko šaudė, dabar tapo instruktorius. Kol iš Charkovo nesitraukė kariai, jis stovėjo pirmose linijose. Pas jį daug kartų buvau, nakvojau ir taip toliau. Tai vat, pagarba tokiems žmonėms, su kuriais susipažįsti nuo 14 metų, turi draugystę, palaikai draugystę ir jie tau, kai reikia, aišku, tu padedi, tau padeda be įskaičiavimo. Tai va tokia situacija yra. Tai vat, kad įsivaizduoti, kad evakuacija nebus tokia, kaip ir jūs čia įsivaizduoti, jeigu kažkas prasidės evakuos. Ne. Teks patiems pasirūpinti. Mes visiems sakėm. Mes turėjom ir iš ambasadų kreipimusi išvežti, Lenkų daug turėjom, lietuvių ne vienas kreipėsi per ambasadą. Mes pasakėm, mes neišvešim, mes tik tai galim nukreipti, pasakyti, kaip tai daroma, kaip važiuoti, kuriais keliais, kada važiuoti ir taip toliau, ką sakyti. Taip padarėm daug tokių išvežimų. Iš Charkovo vežėm autobusais. Kažkas skaičiavo, virš 1000 su virš žmonių yra išvežta. Nežinau, neskaičiavau, mano tikslas buvo organizuoti, kad sistema dirbtų. Toliau evakuacijos buvo iš Chersono, kai Chersonas buvo okupuotas. Tai čia vienoje vietoje pašyko vienas mūsų, nesakysiu iš paraidės, labai garsiai rėkiantis, kaip ten kovėsi pirmom dienom ir liko keli gyvi, bet nesuvedė su vadu. Nes mes turėjome išvesti vaikų namus, buvo viskas organizuota, įvažiuoja, jiems tik tai reikėjo duoti žvalgybinę informaciją. Suvės su vadu, kad duotų žvalgybinę informaciją, praleidimą organizuotų, ten jau būtume patys sukėsi, kaip išvesti, bet neišėjo. Tai vat, tie vaikų namai dėl vieno, galima sakyti, evakavo į Krymą. Tai yra dingę vaikai. Toliau viena šeima atsisakė važiuoti, pati bandė išvažiuoti, nepavyko, neišleido, irgi evakavosi į Krymą su 9 vaikais. Ne mūsų kaltė, nes bijojo. Turbūt didžiausias iššūkis buvo šeima, kurią evakuavom, irgi 9 vaikų, mama su 9 vaikais, tėvas gaisrininkas, liko tėvas Chersone, dirbti dar gaisrinį iki paskutinio momento, man atrodo, paliko birželio mėnesį, jeigu neklystu, tik tai Chersoną. Prieš, jau ten darėsi tikrai pavojinga likti, nes galėjo paimti ir kariuomenę ir taip toliau, ten nežiūrėjo nieko. Tai va, tą šeimą teko evakuoti sudėtingom sąlygom, nes reikėjo jiems pasitikėti žmogum už kitam telefono gale, kaip sakant, ragelio gale, balsu, kad nenukenties vaikai ir taip toliau. Tai pirmą kartą teko laužyti savo principus, tokiuose dalykuose pažadėtų, kad bus viskas gerai. Nes jau buvo viskas sutikta, jie sutiko važiuoti, viskas taip toliau. Bet paskutiniu momentu pasakė komandos, kurie evakuoja, kad vadovui, kad mes nevažiuosim. Tai vėl skambutis vakare, kokias 2 valandos turbūt prakalbėta telefonu, bandoma įtikinti, kad reikia išvažiuoti, vis tiek bus saugiau, spaudimas vyksta iš vietinės valdžios, kuri dirbo Rusijos pusėje, kad čia bus organizuota žalias koridorius, nereikia rizikuoti, pažadai visokie ir taip toliau, svarbu, kad palikti. Vienintelis klausimas buvo paskutinis tėvo, ar garantuot, kad sveiki išvažiuos. Įkvėpi oro, sakai taip. Išspranti, kad tu žadi, bet nieko garantuot negali, nes čia yra karas, čia yra žmonės.
sulaužta taisyklė, viskas įvyko gerai. Sėdėjom, sekančią dieną mes jau išvažiavom iš Lvovo su savo transportu iki Nikolajevo, ten, kur turėjo atvykti. Juos biškiai evakavo, kiekvienam taške gaudom informaciją, turbūt 2 paskutiniuose negavom informacijos, tai buvo didelis stresas. Bet galutinai jie pasiekė Nikolajevą, juos apgyvendino sutartoj vietoj, atvažiavom, likom nakvoti, ryte susitikom su visais, į traukinį susodinom, kartu grįžom traukinį į Lvovą. Tai buvo tikrai daug nervų kainuojanti operacija, turbūt viena iš sudėtingiausių, kurią teko daryti. Tai va trumpai, tokie prisiminimai yra malonus, ta šeima dabar Lietuvoje, ruošiasi grįžti į Ukrainą, jeigu neklystu, gegužės mėnesį grįžti į Ukrainą, nusprendė grįžti tėvynę, tai yra normalus dalykas, nes, sako, reikia gyventi ir karo metu kažką daryti, vis dėlto aš palaikau jų sprendimą, džiaugiuosi už juos. Tai va, tokia situacija. O dabar grįžtam vėl prie mūsų situacijos, kas vyksta fronte. Fronte tai čia yra tikrai įdomus dalykai dedasi, galima sakyti. Kurskas yra labai sudėtingai, galiu pasakyti, situacijoje. Ir kai tik dabar aš jį atsidarinėjau ir bus galima apie tai pakalbėti. Kaip tik atsidariau Kurską, kai matot, yra prarasta teritorija, yra prarasta Sverdlikovo, va šitas kišuliukas buvo prarastas. Tiksliau atsitraukė, tapo pilkąją zoną, kaip matot, pasienio zonos. Ir kas įvyko, rusai Sverdlikove eina į Novenkę kryptį ir ką darys iš čia, bandys atakuoti šitą kelią, perkirs šitą kelią, tai yra vienas iš svarbiausių logistinių kelių šiai dienai Ukrainos pusėje. Tai yra logistinis kelias. Čia ir taip daug nuostolių patiria ukrainiečiai, dabar dirbo čia pagrinde dronai valdomi šviesolaidžių, tiesiog nuskrisdavo, nusileisdavo kažkur ir laukdavo. Pamato, kad juda kažkas, pakelia droną ir naikina. Tokiam budinčiam režime jie dirbo. Taip dirba ir dirbo. Dabar šitas atstumas apie 6 km jau leidžia išnaudoti FPV dronus, dar daugiau visokios skraidančios artilerijos, galima taip pasakyti. Skraidančių šaudmenų, ne tik standartinių, bet ir, kaip matom, ne tik ant šviesolaidžių, bet ir paprastų dronų ir taip sudaryti ukrainiečiams problemą su logistika. Aišku, vyksta spaudimas lygiai taip pat šitoj vietoj Malalokne bei Pogrebki. Kai suprantama, kad tai yra daromas spaudimas tam, kad ukrainiečius išstumt visiškai iš tos teritorijos. Aišku, tai yra laiko klausimas. Aš kai ir minėjau, nes kažkuriuose laidose, kad reikia suprast, kad rašystai metė čia tikrai didelės pajėgas ir tai jie pasieks. Tuo labiau, kad čia ir mesti korėjiečiai. Šiaurės Korėjos kariai, kurie daro savo tą darbą. Aišku, yra ir pliusų. Šita teritorija užimta, sakėm, jinai buvo didesnė, leido Pakrovsko krypties sustabdyti puolimą. Tai yra darbas padarytas, pagrindinis darbas padarytas, parodyta, kad ir mes galime užimti, įeiti į Rusijos teritoriją, joje laikytis. Prasmės laikyti iki paskutinio kario nėra, tai greičiausiai bus atsitraukinėjama manevrinių variantų, atsitraukiant priešai sudarant kuo didesnius nuostolius. Tai dabar žiūrėsim, kiek laiko dar išbus šitą teritoriją, bet realiai tai jau yra laikas atsitraukinėti ir pagal visus karinius kanonus teks atsitraukinėti, nes jeigu perkirs logistinį kelią, bus labai daug problemų. Arba ukrainiečiai turi daryti manevrą, sutelkti pajėgas, nori, nenori bandyti atkovoti šitą teritoriją, kontroliuoti šitą teritoriją ir aišku vėl atkovoti kažkur tai tokią panašią vietą. Tada būtų galima kalbėti apie Kursko srities dar išlaikymą ilgesniam laikui. Bet jeigu čia kontroliuoja šitą kelią, tai bus tikrai daug problemų. Ir tikrai žinau, kad ten yra daug problemų šitoje vietoje, nes bendrauju su žmonėm, kurie važiavo stebėti, kaip vyksta logistika, kaip ją organizuoti, kad kuo mažiau nukentėtų ir taip toliau. Ten naikinama viskas.
Jeigu prašokai, tau pasisekė. Galima sakyti, mirties kelias. Taip, ką mes turim toliau? Suaktyvėjo viena nauja kryptis, sakim, senoji kryptis naujai. Kažkas vyksta, kažkam ruošiamasi. Tai yra Glibokoje, Vovčiansk kryptis. 15 km gilin jau įskrenda dronai. Šviesolaidiniai, paprasti dronai. Ir čia daro problemas, naikina ukrainiečių pajėgas, silpna pajėgas. Reiškia, ruošiamasi kažkam. Greičiausiai vyksta pasiruošimas operacijai. Anksčiau būdavo artilerija, raketiniai daliniai, dabar yra dronai. Pažiūrėsim, į ką tai toliau įsivystys, o gal tai yra tik tai sutapimas, dėmesio nukreipimas. Bet 15 km tai yra daug ir tai yra jau praktiškai aprūpinimo dalinių vieta. Tai kalama per aprūpinimą. Yra šiek tiek praradimų Kupiansko kryptyje, tai yra Topolyva šitoj vietoj. Nedidelis praradimas turėtų būti, kol kas šiek Deep State'as nerodo, bet čia priešas palei sieną juda šiek tiek. Ir toliau vėlgi, kai matom, Dvarična kryptis išlieka aktyvi visom kryptim link Kupiansko, bet kol kas taktinių laimėjimų, jokių prasiveržimų nėra, kol galima sakyti stabilu, tai yra priešas čia telkia savo pajėgas, kad visi toliau savo puolimą. Jeigu kalbant apie Senkovę kryptį, kaip matot, vėlgi kol kas yra sustabdytos rusiškos pajėgos, jos nesiveržia, taip kaip ir buvo Kopanki. Anksčiau turėjo kurie judėti link Novoričną greičiausiai ir bandyti išeiti ant Borovos, iš čia išvystyti, bet kol kas Borova dirba pilnų pajėgumų perkelą ir jokios problemos nėra. Pasikeitimai yra Bilohirofkoj, aišku, rašystai jau čia sufilmavo daug vėliavų pastatytų, kad jie yra Bilohirofkoj, nes prieš tai buvęs vadas tos krypties paskelbęs, kad jau Bilohirofka yra jų, pasirodo, nufilmavo vėliavą, o to vėliavą buvo tik pastatyti laikinai ir teko jį nuimti. Tai čia kol kas situacija yra tokia slidi, kiek tos vietos kontroliuojama Bilohirofkos, bet galima suprasti, kad jinai yra užimta dalinai. Jeigu Deep State Map atsivertus, tai taip ir yra, kad dalinai į tą priešas įėjo į Bilohirofką, tai nepilnumo, kaip matom, čia yra miesto teritorija, bet šiam momentui situacija yra tikrai nedėkinga ukrainiečiams. Aišku, forpostas įsilaikė daugiau negu 1000 dienų, tai yra super. Tai jie sakė, per 3 dienas Berliną pasieks ir Kijevą paims. Tai šiai dienai 3 metus iki Kijevo nesugeba nueiti, vis dar esą kažkur tai toli iki Kijevo. Taip, mes turim toliau Časiv Jarą, kaip ir sakiau, kad bandoma verštis į priekį, einant per flangus, tai yra per Kalinivką apeiti Časiv Jarą bei nuo Ivanovskės krypties. Bet čia kol kas pakeitimų nėra. Per Grigorivką bandė išeidinėti iš tolimesnio flango, bet sakau, čia viskas yra sustabdyta. Forpostas šitas Časiv Jaras laikosi, galima taip sakyti. Ten, aišku, nieko jau nelikė yra, bet kariai laiko savo pozicijas. Įdomesnė situacija vyksta Toretsko kryptyje. Tai čia yra taip, kažkodėl man nerodo 2 terekonų, bet aš pabandysiu kitaip. Sakykime, taip. Ką mes turime? Ukrainiečių pajėgos, aišku, vadovavimas užėmė, čia yra kažkur vienas terekonas, čia yra antras terekonas turėtų būti, jeigu aš neklystu. Vizualiai bandau paaiškinti. Bando iš čia atakuoti Torecką šitom kryptimi, ką ir minėjau praeitą kartą. Čia buvo jau išsilaipinęs ukrainiečių desantas, tai yra šturmo padaliniai, bei spaudimą daro iš čia. Tai vat, kol kas situacija yra be pakitimų, bet čia vyksta aktyvios kovos ir vat, tai yra
pasikeitimas, kai buvo pakeisti pajėgumai, taip, ta prasme, atsirado korpusai. Tai va šitoje vietoje davė vieningą valdymą, kur galima pasiekti kažkokį rezultatą. Pažiūrėsim, ką tai vysis, bet šiandien ten tikrai yra informacija tokia, kad ukrainiečiai turi iniciatyvą. Ar jie išlaikys, yra sunku pasakyti, nes čia rašystai permestinė didelės pajėgas, kad išlaikyti šitą miestą Torecką, kad planuoja užimti ir jį valdyti, kad galėtų toliau vystyti, įkurti kaip hubą ir iš čia vystyti toliau operacijas. Taip. Ką matom Pakrovsko kryptyje? Aišku, aktyvumas vyksta šitoj kryptyje, link kelio, bet jo kol kas nesugeba užimti. Ir bandoma apeiti iš pietinės krypties Pakrovską, bet kol kas tai yra be pakeitimų situacija, čia ukrainiečiai vis dar išlaiko iniciatyvą ir žiūrėsime, ką tai vysis. Pirmiausia tai, kad jie gerai naikina jų logistiką, logistinius kelius kontroliuoja. Jeigu šiai dienai jie sugeba atakuoti sandėlius būtent prie Selydovės, ten buvo sunaikintas vienas sandėlys su gražiais fejerverkais, gražių video, tai jau parodo, kad tikrai ukrainiečiai pakeitė taktiką, dar kartą sakau, vadų pasikeitimas duoda savų rezultatų. Aišku, galim pažiūrėti, kad problema yra didžiausia turbūt šiai dienai Kurachovo kryptyje, tai sakyčiau greičiausiai gresia apsupimas Konstantinopolio pajėgų, nes vis tiek jie bandys išeiti apeiti Konstantinopolį. Tai yra per Andriivką judėti link šičia, bei judėti į šitą pusę. Aišku, ir stumiant iš frontalinės pusės. Tai čia šitom pajėgom iš tikrųjų gresia apsupimas, aišku, vėlgi tas gresia, tai laiko klausimas, kiek atlaikys, kiek laiko sustabdys šitas pajėgas ir jiems neleis judėti ramiai į priekį ir tai valdyti situaciją. Toliau, Novohorodivkoje, kryptyje Novosilivkoje, vėlgi priešas, ką bando daryti, tai vėlgi judėti, kai matom visos kryptis pagal rodiklėlės juda, bando judėti link to pačio kelio Konstantinopolio, bet kol kas čia jokių pakeitimų nėra. Visoje kitoje teritorijoje situacija yra stabili, galima taip išsireikšti. Zaporižės kryptis yra iš vis apmirusi, tai galima sakyti stabilizuota situacija, vyksta taktiniai mūšiai, apsikeitimas ugnimi ir daugiau jokių pakeitimų nėra. Aišku, turbūt daugiausiai kenčia šiai dienai Chersonas, nes Chersonas yra atakuojamas viskuom, kuom įmanoma, aviaciniam bombom, dronais. Įdomu, kaip dronai būtent šviesolaidžio perkerta upę, nes šviesolaidis yra vis dėlto svorio turi, o jeigu upė įkrenta, jį vis tiek srovė neša. Tai įdomu, kaip jį ten sekasi valdyti, bet yra situacija tokia, kad Chersonas tikrai kenčia, kai miestas, iš ten vyksta evakuacija, dar yra likusių žmonių, bet tikrai nėra daug likusių žmonių, kai tik prieš mėnesį išvežė vėlgi pažįstami vieną žmogų iš Chersono, tai tos pačios evakuotos šeimos močiutė, kuri buvo nusteikus būti iki galo, laikytis, bet kai pradėjo kristi šalia jau artileriniai sviediniai, nusprendė, kad laikas evakuotis. Tai tiesiog komanda pažįstamų atvažiavo, surinko daiktus ir padėjo evakuotis į saugią teritoriją. Tai va tiek, šiandien dienai turim tokias naujienas, kiek geros, kiek blogos, sunku pasakyti. Spekulacijų yra daug šitoje vietoje, o grįžtant prie klausimų, man atrodo, šiuos buvau nusiprinskrinęs, galiu pasižiūrėti, ką aš čia prisiprinskrinę. Čia kažkas žiūri Žemaitiją, žiūri amerikietiškus kanalus, žiūrėk ir toliau tos amerikietiškus ir rusiškus kanalus. Kad ten voks, taip, korupcija yra, o ką pas mus nebuvo korupcijos, korupcija pas mus baigės turbūt ilgai kovom su korupcija, tai normalu. Tai čia dėl to aš mažiausiai pergalų, svarbiausiai būtų taika, nežūtų žmonės, o visą kitą įmanoma sutvarkyti. Kiek Rusija gali išsilaikyti taip kariaudama, tas kariavimas bangomis galėtų pasiteisinti ateityje. Džiugu,
kad Lietuvos parama Ukrainai nepajudinama. Taip, aš irgi džiaugiuosi už tai, parama yra, tikrai didelė yra parama. Ir šitoje vietoje, kiek Rusija gali pasilaikyti, sunku pasakyti. Ten irgi nėra gerai. Jeigu matom, tankai atitraukti, važiuoja į puolimą, su kuom papuola palūtarkom, visokiom motoblokais, arkliais, Pakrovsko kryptyje puolimą vykdo arkliais. Iš vis nesuprantamas dalykas, čia kaip Lenkai gavo nuo vokiečių, kai antram pasauliniam kare vokiečiai važiavo su tankais, Lenkai puolė su kavaleristai ant arklių, tai čia tikrai nesuprantama. Kad Rusija senka, taip senka. Šiaip, jeigu neklystu, iš 350 tonų aukso pas juos liko trečdalis jau dingęs yra, tai yra parduotas, kaip suprantama, pagal rezervų ataskaitas, ką jie duoda. Tai yra gerai. Ką aš galiu pasakyti? Man tai patinka. Kiek jis laikys? Nepamirškit, kad tautai valgyti reikia. Nesvarbu, kad ir kopūstų reikia. Degtinės reikia. Jinai kainuoja. Tai vat, pakėlus kainas visas ir taip toliau, Rusija kartais žlunga per naktį. Tai čia visko gali įvykti. O kad kariai nenori kariautos pusės, tai daug įrodymų irgi yra. Aišku, dabar ten ir atlyginimus pakėlė, tai vėlgi ekonomikos silpinimas, visa ekonomika laikosi ant karinės pramonės. Tai vat Rusija kada žlugs? Sunku pasakyti, bet kad jinai nori eiti jau į dėrybas, tai parodo Trumpo žaidimas, tai parodo Putino žaidimas, kad vis dėlto galbūt norime į su mūsų sąlygom į dėrybas, į taikos, bet norime jas eiti. Anksčiau to nebuvo. Tai jau yra ženklas, kad Rusijoje tikrai yra daug problemų. Tai dar kartą dėkui visiems, kas stebit kanalą, kas remiat, palaikot laikais, komentarais, gerais, blogais. Aišku, man patinka jūsų vatnikų irgi komentarai paskaityti, pakomentuoti. Nežinau, ko jūs siekiat. Toliau remiat per Contribui. Ir viskas. Iki sekančio.